O jau juo labiau iš mano močiutės pasakymų, tai juo labiau negalim išmesti. Tai tų žodis jisai privalo čia būti, nes tai yra citata. Apsėdavau dabar, jeigu dėkis. Dzūkas. Fikilinis, ar Macius, kaip Saulius Baraikis sakytų, o man lango rankena, lengvai prisglaudžianti prie delno, prislijuojanti, kaip tėviškės mala, karštų grybavimų dienų, ar prakaitas, pareinant iš miško su lepeškų maišuku, nėra nei vyriškos, nei moteriškos giminės, net ir dzūkiška šnekta padrika, beskertanti su vasarų ar eterų balsais, besisvetimokais, bet liulančiais, urzgiančiais, giedančiais, kaip greitavietės purslai ar parskridusių gulbių bulbenimas su pilkais gulbiukais, ir veidas įnuraudęs, kaip Čemiesio gatvėse, baltas, kaip sniegas, iš černiauskų, meniškų nuotraukų ar senų fotografijų, ištrauktų iš spintos lansynos, būtinai tamsi ar visai tamna, kepurė, nuo lietaus ir nuo saulės, primerktos akys, lyg pieskės akinamos, ar ieškančios jungyklo grambuoluko, saulės neišdegintos rugio varpos, ar matsnesnės samanės, vis atsirandančios, bet kurtus dūmelis pūtė, nepasakys nei arčiausias susėdas, ale tikrai neiškamino, išžioti beržinių malkų kvapas, ar verdamos kiaulas jukos gardėsis, prie jos geriau užgers su vieninteliu arba sveikinu, paskiau ilgai žiūrės pro langų ir spėlios orus ar susėdo tvorų turtumų, kol vėl iš šono nesbumsi sveikinu. O paskiau jau možna ir dainų užtraukt, apie parvirtusių liepų ar žirgelių išdraskytas rūtas daržalin. Eina didelis grūtas gatvi ir iš laukų vedasi margų karvotį, o aplinkui vaikai tokie maži, dėdė, duok saldainiam, kapeikų ar centų ir putų, nei nuvysi, nei karvės paprašysi. O gal tai jau ne iš gatvės, ne iš nuotraukų ar senų fotografijų, musės iš perskaitytų knygų, Krėvės, Gėdos ar Sadausko, gal iš pasakų, nuo kurų bėgi ugnies iš pečiuko, rausdavo veidai, liepsnodavo ausys ir karštai darydavo, nuo pirmų ros išgirsto bidintau krūkelis. Tai jau Politė Marolai apmokydavo savo juodus mani. Jos pamokas išmokau labiausiai, kurios siko maišyti bilia kokiam gyvenimo kokteiliu, per jas nuvelėtos skrinukės, inkatras lengvai gula ir dideli daiktai ir maži, vos tarpupirščių matomi. O dabar tai turbūt Huberto mes pasiklausėme, ar mes pristatėme Huberto? Tai aš labai džiaugiuosi, kad